Daugiau nei 8 mėnesiai, kaip esu išvykus. Bet aš jau tiek pristaikiau prie šitos kultūros, kad aš noriu atsiminti savo kultūrą. Iš ten, kur aš kilus, nes Lotynų Amerikos kultūra žavi, bet jinai yra visiškai svetima. Visiškai. Vis dėlto lieki svečias. Aš kiekvieną dieną dabar galvoju, kaip bus, kai grįšiu namo. Paskutinė valanda. Paskutinė močiulerų valanda. Liks viena močiulerė. Ta močiulerė tęs misiją Lietuvoje. Nuo pat išvykimo savo kartojau, kad ši kelionė yra mano gyvenimo kelionė. Ir galiausiai lygiai po 9 mėnesių pagimdžiau savo stiprybę, pasitikėjimą kitais ir tikėjimą savim. Nebeliko tuštumos, kurią vis bandydavau užpildyti žmonėm. Ne tik žmonėm, bet vietom, veiklom. O šitą kelionę, šitas blogas eksperimentas buvo tik dar didesnis užtvirtinimas, kad nebegaliu daryti nieko, ko nejaučiu. O kaip tu jauties? Aš tai labai jaudinu. Aišku, nesijaučiu gerai palikdama įstainą pačią, bet labai gerai žinau ir dar geriau jaučiu, kad ji yra teisingam keliui, nes ji tiki visų šito projektų, čia yra jos svajonė. Šiaip iš esmės šitas mėnuo buvo beprotiškai intensyvus. Tiek emociškai, tiek fiziškai, bet mes kaip komanda viską įveikiam visiškai be priekaištų. Muchas gracias, Juste. And as we say goodnight, I hold you close and tight. No more raging suns, only waning ones.